Labą dieną visiems, kas žiūrėsit vaizdo įrašą. Šiandien dar kartą aš su jumis noriu pakalbėti apie hierarchiją. Kodėl aš taip esu dabar paskutiniu laiku užsiciklinusi apie hierarchiją. Galbūt neužsiciklinusi, bet kodėl daugiau dėmesio skiriu hierarchijai. Todėl, kad Liepos 11 dieną, dabar nebeprisimenu, 19 val. Ar 20 val. Lietuvos laiku bus tiesioginis susitikimas. Zoom'e mes išstatysim taisyklingą hierarchiją. Kas hierarchija, kam jinai reikalinga, apie tai papasakosiu truputėlį vėliau, bet esmė tame, kad jeigu pas jūs gyvenime kažkas nesiseka, darot kažką labai intensyviai ir tarsi kažkas jūs laikytų ir negalit jūs pereiti tarsi kažkokios tai stiklinės sienos, iš tikro labai siūlau pasižiūrėti ir į mūsų energetinį gyvenimą. Nes mes gyvename ne tik tai šitame fizinėme kūne, mes gyvenam ir energijose. Ir juo labiau, kai dabar Žemė yra perėjusi į kitą lygmenį, į kitas vibracijas, mūsų energija yra viena svarbiausių valiutų, kurios iš tikro yra labai reikalingos. Tie, kas manęs nepažįsta, mato pirmą kartą ir galvojat, apie ką jinai čia iš viso kalba, kas jinai tokia yra. Aš esu Diana Varzaitė, kvantinė psichologė, dirbanti su pasąmonė, transformuodama giminės programas, nors kaip, sakykime, giminės programas. Giminės programos tai yra tai, kas iš kartos į kartą yra mums perduodama, kaip mūsų papročiai, įsitikinimai ir dar kažkas. Ir būtent mūsų pats pirmas priėmimas, mūsų tėvų elgesio, kažkokių tai taisyklių, tai ir yra giminės programos. Mes norim ar nenorim, mes tiesiog visą tai perimam iš tėvų. Ir pakeitus giminės programą, sakykime taip, keičiasi mūsų gyvenimas. Ir kodėl dabar kuo keičiasi mūsų gyvenimas? Situacijos, kurios mus erzina, kurios mums nemalonios, kai atsiranda žmonės, kurie mums tą situaciją suaštrina. Mes ją randam ir pačios situacijos pakeisti mes nebegalim, bet mes galim grįžti į tą situaciją šiandien ir dabar ir tą situaciją priimti šiuolaikiniu mūsų supratimu, šiuolaikiniu mūsų gyvenimu ir pakeisti požiūrį į tą situaciją. Jeigu mes tada kažkada nusprendėm, kad aš niekada kažko to, arba aš taip nedarysiu, arba aš dar kažką tokio, apie tai irgi grįšiu truputėlį vėliau papasakosiu, iš kur tai atsiranda. Reiškia, mes grįžtam į tą situaciją ir jeigu daleiskim įsivaizduokite, jūs 1,5 metukų, jūs atsibundat lovytėj, mamos nėra šalia, jūs verkiat ir nusprendžiat, kad motina jūs paliko. Baimė didžiausia ir tuo momentu galbūt mama valgėt gamina, galbūt rūbus skalbė ir nėra jūsų šio momentu, jūs išsigandot ir nusprendėt, kad jūsų mama nemyli. Jūs negalit grįžti ir pakeisti tos situacijos, bet jūs galit grįžti į tą situaciją ir suprasti, kad ta situacija buvo visai kitokia ir nereikėjo būtent tada priimti tokią sprendimą. Čia kaip įžanga. Ir dabar apie hierarchiją. Hierarchija tai yra, jeigu jūs įsivaizduotumėte, tai yra pagal statusą sudėta žmonių grupė. Pavyzdžiui, kaip pasakyti, yra darbininkai, jeigu paėmus bendrą firmą, yra menedžeriai, yra žmonės, kurie skyriaus vadovai, po to yra kiti vadovai, direktorius, generaliniai direktorius ir visa taip aukštyn ir tai yra hierarchija. Visiems aišku, visiems suprantama. Tas pats yra su hierarchija ir šeimoje. Šeimoje tėtis, mama, vyras, vaikai, sesės, broliai turi užimti visi savo vietas. Problema yra tame, kad mes labai dažnai užimam energetiškai ne savo vietą. Tai labai dažnai atsitinka šeimose, kai, pavyzdžiui, tėvai būna išsiskyrę, kai vaikai ima atsakomybę už save, padeda mamai kažkada atlieka atitinkamus darbus ir jie atlieka tarsi papildomą vaidmenį.
vieninteliai žmonės mūsų gyvenime, iš kurių mes turim pilną teisę imti energetiškai, tai yra mūsų tėvai. Bet kai pas mus šita energija sutrinka, kaip mūsų tėvai su mumis elgesi, kaip jie būtų mūsų vaikai, pas mus atsitinka tai, kad mes supykstam. Ne tai, kad supykstam, mes jeigu jaučiam, kad mūsų tėvai iš mūsų reikalauja kažkokio dėmesio, pradeda kažką pasakoti, skūstis, kažkas jiems nesiseka, jie nelaimingi ir pas mus viduje sukyla tokie tarsi nemalonus jausmas, nes mes energetiškai dėmesio kaip tėvai jiems duoti negalim. Ir čia yra didžiausia problema. Ir daleiskim, kaip būna, jeigu šeimoje yra mergaitės, aš galiu tik tai apie tai kalbėti. Atsitinka tokie dalykai, kaip pavyzdžiui, motina pavargusi, o mama taip nieko neįtardama jiems pasako, naik tėtukui paduosi arbatos, paduosi tėtukui kojines, ten dar kažką tai tokio. Ir vaikai įsijaučia į tokį vaidmenį, tarsi darydami tėčiui pačią geriausią paslaugą, energetiškai jie užima žmonos vaidmenį, sakykim taip. Ir tokias mergaitės, kai jos paaugusios, jos nesukuria šeimos. Kodėl jos negali sukurti šeimos? Todėl, kad jos yra tėčio dukra. Energetiškai vyro vieta yra užimta. Pas juos pasąmonėje yra kaltės jausmas, jos neranda tokio vyro kaip tėtis, joms būna pasąmonėje. Sąmoningai jos labai nori sukurti šeimą, bet pasąmonėje joms yra tarsi baimė išduoti tėtį. Ir tai turi didelę įtaką mūsų gyvenime. Ir kodėl pas mus taip atsitinka? Pavyzdžiui, šitie mūsų įsitikinimai. Įsitikinimai pas mus atsiranda, kai mes pradedam kažką, tai sakykime, įsitikinimai, idealizavimas arba dar kažkas tokio. Dabar žiūriu ir galvoju, jaugi aš šitą vedu Instagrame, tik tai lietuvių kalba atrodo įvedžiau Instagrame lietuvių kalbą ir dabar galvoju, viskas tvarkoj. Ir šitą mūsų įsitikinimai. Mūsų įsitikinimai yra tai, kad, pavyzdžiui, tai, kuo mes tikim, kodėl mes tuo tikim. Todėl, kad mes iš vaikystės įpratom, mes taip matėm. Ir kai kurias situacijas mes labai idealizuojam. Daleiskim, santykiai turi būti būtent tokie. Arba turi būti, pinigų suma turi būti tokia. Kai mes visą tai idealizuojam, reiškia, mes kažko tai laukiam. Kai mes to nesulaukiam, aišku, mes nusivyliam. Ir čia atsiranda didžiausias problemas, nes kadangi taip pat ir su santykiais, ir su visais šitais dalykais yra labai sunku susiderinti, nes kadangi pas mus idealizacija niekada nesutinka. Ir kodėl pas mus taip atsitinka? Kai pas mus yra kažkokios tai sferos idealizacija ir taip pas mus nėra, visą laiką atsiras žmogus, kuris darys atvirkščiai. Jeigu pas jūs yra, daleiskim, labai punktualus su laiku, jūs negalite pakęsti, kai žmonės vėluoja, čia aš apie save kalbu. Visą laiką atsiras žmogus, kuris vėluos. Ir visą laiką tau atsiras tokia proga jam pasakyti, kad jisai elgiasi netaisyklingai, kad jisai elgiasi ne taip elgiasi pagal ką, ne taip elgiasi pagal tavo įsitikinimus, pagal tavo idealizuotą gyvenimą. Ir kol mes nepaleisim visų šitų mūsų įsitikinimų, mūsų idealizacijų iki tol, kad mes galim priimti žmogų taip, koks jis yra, tol pas mus visą laiką bus situacijos, kur mums teks įrodinėti, kad žmonės yra neteisingi. Čia taip pat apie hierarchiją. Hierarchija šeimoje. Tėtis turi užimti savo vietą, motina turi užimti savo vietą. Jeigu pas jūs šeimoje, sakykime, tarp brolių ir seserų yra negimusių vaikų, pas jūsų motina ar tėtį, aš turiu omeny, galbūt buvo persileidimas, galbūt buvo abortas, galbūt dar kažkas valymas, kažkas visi šitie dalykai, kurie yra šeimoje, reiškia energetiškai jie yra, jie niekur nedingo. Ir jeigu, daleiskim, jūs esat pirmas vaikas šeimoje, prieš tai buvo 2 persileidimai, jūs nesat
pagal hierarchiją pirmas vaikas. Jūs esat pagal hierarchiją trečias vaikas. Kai jums dedamas, sakykime, štampas, kad jūs esat pirmas vaikas, jūs sėdit ne savo vežime. Jums uždedama atsakomybė, uždedamas darbas, kurio jūs nesugebat atlikti. Pagal energiją jūs tempėt negimusių vaikų kraitį. Ir čia irgi yra labai sunku, labai svarbu visą tai sudėlioti. Niekas į tai nekreipia dėmesio, bet tai yra labai svarbu. Sekantis dalykas, jeigu jūs jau turit šeimą ir įsivaizduokit, pas jūs būna, daleiskim, vyras, kuris suvenyras. Sėdi ant lovos, nulėpit padarėt, nelėpit nedarėt, arba kažkas va tokio, viską darot pačios. Reiškia, energetiškai jūsų vyras užima netaisyklingą vietą. Viskas šitame gyvenime turi turėti savo vietą. Ir jeigu vyras užima ne savo vietą, labai dažnai šeimoje kas įvyksta, gimsta vaikai, taip pat šeimoje vyksta tokie persidėliojimai energetiškai. Vyras, žmona, vaikai yra išdėlioti skirtingose vietose. Kai jie yra išdėlioti skirtingose vietose, kas gaunasi? Mums viskas sekasi labai sunkiai. Eini kažko sieki, kažką darai, bet tau nesiseka. Tau nesiseka, nes kadangi atrodo tarsi per prievartą. Turi prisiversti eiti, turi prisiversti daryti. Atrodo, viską visiems paaiškina ir niekas to nevertina. Atrodo, tarsi viskas per prievartą būtų daroma. Todėl Liepos 11 aš darau kiekvienam iš mūsų, kurie čia esat, kuriems įdomu ir kurie tikrai suprantat vertę hierarchijos. Bus Zoom'e susitikimas, mes kiekvieną iš jūsų, kurių bus tikrai grupė, bus nedidelė, daugiau negu 10 tikrai neimsiu, darysim pagal kiekvieną užklausimą. Nes daleiskim, jeigu pas jūs yra užklausimas, kodėl pas mane nėra normalių santykių, jūs pagal šitą užklausimą išstatot hierarchiją taip, kaip jūs jaučiat. Po pirmo karto jūs jau žinosit taisyklingą hierarchijos išstatymą. Aš jums duosiu kitus instrumentus, kad jūsų protas jums nepaduotų to varianto, kaip turi būti. Ir jeigu sekantis klausimas pas jūs bus, kodėl pas jūs nėra, daleiskim, 5000 eurų atlyginimo per mėnesį, jūs turit iš naujo statyti hierarchiją. Nes kiekvienam klausimui, jeigu jūs neturite rezultato, reiškia hierarchija yra netaisyklinga. Kiekvienam jūsų klausimui, kur yra kažkoks tai stabdžius, jūs turit pirmiausia gauti palaiminimą, sakykime, tokį energetinį ryšį su savo tėvais. Nes kai mes gimstam, mes atsinešam ir giminės programas. Tai, kad mes atsinešam savo likimą, viskas aišku, bet mes turim taip pat atlikti savo tėtės ir motinos programas, kurios yra ačiū, gavom pagal savijautą, pagal būseną, pagal viską. Tai yra kiekvienas mūsų DNK, DNA yra mūsų giminės programos. Ir mes iki 40 metų dar kažkaip išgyvenam ant tos energijos, kurią atsinešim, nes reikia pagimdyti vaikus, reikia užauginti vaikus. Dažniausiai žmonės, kurie sulaukia 40 metų, pas juos energijos daugiau nėra. Nėra todėl, kad nėra palaikymo iš giminės. Problema yra tame, kad mūsų tėvai iš savo tėvų taip pat negavo energetinio palaikymo, nes jie tokiais dalykais labai retai kas užsiėmė. Jiem ne tas buvo galvoje, pasigimdė vaikus ir jie iš savo vaikų reikalauja dėmesio, reikalauja energijos kaip iš savo tėvų. Čia reikalinga bus būtinai grąžinti tėvus pas savo tėvus, kad jie susijungtų su savo tėvais, gautų energiją iš tėvų ir tik tai tada duotų mums. Srovė turi tekėti taip, kad jūs gaunat energiją iš savo tėvų, jūs gaunat energiją iš savo giminės ir jūs savo energiją toliau perduodat savo vaikams. Jeigu nėra vaikų, perduodat savo energiją savo projektams. Ir tai nėra, kad aš ačiū gavau ir viską savo laikau. Tai yra tarsi srovė, kuri turi tekėti toliau. Bet jeigu tos srovės nėra, mes plaukiam tarsi priešais srovę. Sakėt, turi būti tėtis, mama ir jūs. Ir jeigu tai sumaišyta,
nėra energijos, nėra tikslo, nėra pasiekimo, nėra veiksmo. Kaip aš visą laiką sakau, energetinis laukas miręs, nėra judesio, negaliu judėti toliau. Ir tai tikrai labai labai svarbu. Kaina labai simbolinė, 25 eurai, sesija vyks kažkur galbūt 2 valandas, daugiau nebus, bus kaip masterclass, tai bus už 25 eurus, aš po to įkelsiu nuorodą į stories, pridėsiu, jūs galite pereiti į nemokamą chatą Telegrame ir po to aš ten įkelsiu nuorodą ir tiksliai parašysiu laiką, kada bus, ar susiderinsiu su jumis, kada daug maž jums visiems, kurie dalyvaus hierarchijos valyme, hierarchijos išstatyme, kad jūs žinotumėt kelintą valandą, kad visiems būtų patogu. Visą sesiją aš jums asmeniškai atiduodu ir jūs pagal tą sesiją, kuri įvyko, pagal tą pavyzdį, kaip visą tai mes darysim, jūs galite išstatyti klausimą kiekvienam savo klausimui, kiekvienam savo tikslui. Jeigu jūs dabar, daleiskim, uždirbat 2000 eurų per mėnesį ir pas jūs yra noras uždirbti 5000 eurų, jūs lygiai tą patį darot iš naujo, lygiai tą patį prašot tėtės ir mamos, kad jūs giminė palaikytų tokiam kvantiniam laukui, kad jūs galėtumėt turėti tiek energijos būtent tokiai sumai. Jeigu jūs kažko tai norit, reiškia, jūs klausit ir vėl iš naujo išstatot hierarchiją. Tai galbūt taip skamba labai sudėtingai, bet kai jūs padarot vieną kartą, viskas vyksta labai gražiai savaime, faktiškai daugiau tokio dalyko jūs tarsi pasitikrinat, pirmiausia darysim piešim ant popieriaus, o po to jums duosiu kitą praktiką, kad jūs suprastumėt, jaustumėt ir žinotumėt, kaip daryti. Pasimat popieriukus, susidėliojat ir viskas jums aišku. Padarysim praktiką, kaip visą tai paprašyti mūsų giminės, kaip su jais susijungti, ką visą tai padaryti. Visą tai mes atliksim sesijos metu ir visą tai liks jums visam laikui. Tai galbūt tiek, nenoriu labai ilgo eterio daryti, kad jūsų, nes žinau, aš pati nemėgstu valandinių eterių klausytis. Ir taip pat, manau, pačią esmę pasakiau, dėl ko reikalinga hierarchijos išstatymas, kodėl reikalingas mums šeimos palaikymas, kodėl yra labai svarbu kiekvienam energetiškai pastatyti į savo vietą, nes jeigu ir pas jūs yra negimusių vaikų, taip pat visiems reikia duoti savo vietą, nes negimę vaikai, jie nieko kito nenori, tik tai lygiai taip pat pripažinimo ir vietos. Ir man kažkaip pamenu, prieš 2 gal 3 metus, kai Olandijoje buvo čia kaip referendumas, moteris, kurios pagimdė negyvus vaikus, ar kažkas mirė po kelių valandų ar po paros, tie vaikai niekur neegzistuoja. Ir buvo referendumas, kad tikrai kiekviena motina pasirašė, norėjo, kad tie vaikai būtų įtraukti į visus sąrašus, nes jos labai tokios būdavo tokios emocionaliai, sakydavo, kaip aš jį išnešiojau 9 mėnesius, aš jį pagimdžiau, nu jo nėra, taip atsitiko, bet kaip jo iš viso gali nebūti. Ir tai va tas pats ir yra, ir čia tas pats. Ir jeigu jūs buvot nėščia, jeigu buvo persileidimas, valymas ar dar kažkas, nesvarbu, ar jūs buvot 1 savaitę, ar 1 mėnesį, ar 5 mėnesius, jūs buvot mama. Pas jūs energetiškai vaikas buvo ir tam vaikui reikia duoti vietą. Ir nereikia pirmo vaiko statyti į vietą to, kurio nėra. Ir jeigu yra tarp vaikų daugiau kažkur, irgi taip pat reikia būtinai visiems duoti vietą. Todėl tai ir užsiimsim, nes išsprendus hierarchijos klausimą, pamenu pas mano mokytojai, pas kurią mokinausi, pas ją buvo diagnozė nevaisinga. Ir įstačiusi hierarchiją, jinai tapo motina 4 vaikų. Todėl energetinė srovė, energetinis palaikymas, ypač mūsų tėvų, ypač mūsų giminės, jis yra labai svarbus, yra būtinas ir žinoma, su juo reikia elgtis labai gražiai ir atsargiai. Ar yra klausimų? Tie, kas žiūri su manimi tiesioginėme eteryje, ar yra kokie klausimai?
Jeigu klausimų nėra, tada palieku, įkelsiu istoriją šitą vaizdo įrašą ir į apačią įkelsiu nuorodą į nemokamą čatą Telegrame. Tie, kas norėsit, galit pereiti ir persižiūrėti ir pasijungti, o ten bus toliau daugiau informacijos. Visiems linkiu geros dienos, ačiū, kad buvot, o tie, kurie žiūrėsit įrašą, jeigu kils klausimai, rašykit man asmeninį žinutę, aš jums visiems atsakysiu pati. Visiems linkiu geros dienos ir iki malonaus. Mhm.